Laižiams. Laižiams žaisti iš snukiaus nufot. Žaisk. Gerai, kai apie tai sužinai prieš kelius metus. O dar geriau, kai yra reikalą išmanantis ekspertas Gitanas Nausėda, kuriam galima užduoti suktą klausimėlį, ir jūs būtumai atsakys. Kaip šalis galėtų įsivesti eurų? Turėtų visą sąjungą balsuoti. Kokią sąjungą? Nuo Europos. Tai jeigu tinkamai balsuoja? Tada įsives. Na, galima sakyti, kad dalis tiesos tame yra, kadangi sprendimas dėl konkrečios šalies priėjimo į eurozoną nėra toks paprastas. Iš tikrųjų, Europos komisija ir Europos centrinis bankas turi vertinti šalies pasirengimą narystei, o po to Europos Sąjungos ekonomikos ir finansų ministrų kolegija taryba, vadinamasis ECOFIN, priima sprendimą dėl datos ir dėl perskaičiavimo. Lyg žinotų, kad filmuoju. Nieko nedaro. Kaip šalis gali įsivesti eurų? Šmikėtų. Kieno? Bijau, kad dar ilgus metus mes galbūt ir neaplenksime. Iš tikrųjų, Maastrichto konvergencijos kriterijai yra susieti ne tik su mūsų ekonomikos potencialu, tiek su tam tikrais finansinio stabilumo. Klausyk, Socialinių deficitas, infliacijos dydis, aš miegu, netrukdyk man. kas mums visai neblogai sekasi jos vykdyti, išskyrus vieną rodiklį, apie kurį mes puikiai visi žinome, tai yra infliacija ir padėtis dėja kuo toliau, tuo labiau blogėja šitoje srityje. Eurus leidžia bankas, o koks bankas gaus. Rupūžiokas, nu. Briuselė gal kažkas. Net merkės miegot, nu. Nepozuosiu, atsiknis. Atsiknisk vienu žodžiu. Beveik užsimerki. Nu, taigi aš sakau, nu. Užuot užėt niega. Lyg žinotų, kad aš filmuoju. Nežaisiu. Pupu. Nu, pupsė. Ot nenoriu. Nenoriu. Nu tik ir Švedijoje. Ramybės minutės. Žiūrint, atsonti. Beje, įdomu irgi ne, tačiau jie apsisprendė laikytis atsargos nuo eurozonos bent jau kol kas. Nu, vienu žodžiu.